Sveiki visi, šiandien jums parodysiu, kaip pasikeisti modą ant Skype'ą. Modas tai yra šitas dalykėlis. Taigi pradėkime, atsidarome savo naršyklę ir eikite į tą tinklapį, kur paliksiu description'e. Taigi, klijuojam jį ir einam. Atsiprašau, kad gali būti jūs mane neryškiai girdite, tai pasakius. Tai va, spaudžiam download now, kažkas parašė, bet nesvarbu. Ir aš atšauksiu, taip spėjau, kadangi aš jau turiu atsisiuntęs, tai jo. Tai išjungiam desktopą ir įsinstaliuojam, tai padas susirasiu. Tai va, įsijungiam savo atsisiuntą failą, spaudžiam run. Tai spaudžiam čia, viską čia. Ir nuimam šitą varnelę, nes tiesiog kompas gali biškį labiau laginti. Tai va. Šitą galim nuimti, bet geriau, kad iš karto paleistų, nereikėtų man spausti. Spaudžiam baigti. Ir spaudžiam no. Ir štai, tarkim, aš dabar noriu įsidėti ant savo mūdo, ant savo mūdo, va tokį, tarkim. Tai aš, tarkim, užsidėsiu sveiki. Ar, tarkim, sveiki, ką veikiate. Galim be kabelio, galim su neskar. Dabar, jeigu norite, ką nors šitam tekstui padaryti, tai spaudžiam, užžymime jį ir spaudžiam center. Jeigu norite į centrą, nebūtinai į centrą, galima tik tais. Ne, čia visą tekstą. Tai gerai, dabar norite, jeigu mirksėtų, tai paspaudžiam blink mygtuką. Ir blink mygtukas mirksės, galim ne visus žodžius, galim, tarkim, tik tai šitus. Aš padarysiu, kad visas tekstas mirksytų. Toliau dydis. Toliau šriftas. Galim pasirinkti, bet man atrodo, jeigu pasirinksit kokį nors kitą šriftą, tai blinkas jums neveiks. Taip, norite pabraukti tekstą, paspaudžiate tokią U raidę ar toksai, pasvėrimas čia ir čia pastorinimas. Kaip ką veikia. Dabar tikriausiai norėsite spalvotai padaryti. Tai galima taip, galima ir po vieną raidę, galima po dvi, nesvarbu. Tarkim, čia taip, šitas taip, šitas taip, ir tarpelį nuspalvinsim. Taip, tai va. Taip padarėm. Ir viskas, jeigu norite, kad mūdas susidėtų ant čia, tiesiog paspaudžiam šį mygtuką ir užsidės, o aš nesidėsiu, kadangi šitas įsijungia vėl tik tada, kai aš restartuoju kompą, bet čia irgi tas pats galios. Tai va, jeigu dabar jį išjungsite, tai jums jisai nebepasikeis, reikės vėl kompą restartuoti ir keistis. Tai va, šitas paskui, tarkim, užsidėjom ir per jungi ir va, jisai bus jau nebegalios, čia taip pat trial versija. Bet jinai vėl atsinaujina, kai jinai restartuoja kompą, restart arba shutdown ir vėl įjungiam per mygtuką, tai va. Šiandien tik tiek, like, subscribe, comment, viso gero.